Sveiki žvejai. Aš ir vėl prie vandens telkinio su spiningu rankose. Šiaip dar ledas normalus laiko, bet kažkaip jau nebetraukia manęs. Tai gerokai jau po pietų susirašiau nuvažiuoti pagaudyti upėtakio. Šiaip pažiūrėjau, vandens lygis prognozėse kyla, tai pasirinkau mažesnį upeliuką pasivaikščiojimui. Turiu nedaug laiko, bent kokį vieną pagauti ir visai būtų smagu. Ką, susitiksime žvejybos eigoje. Nu ką va, atsikabinau pirmą dovanėlę ant šakos, kažkas buvo palikęs. Taip, ką čia tokia turim? Blizgutė juoda, iš kitos pusės balta su jau prie upės, tai mazalų iš tikrųjų galima prisirinkti. Uždėtas vienšakis, nu, kaip dabar standartiškai vienšakiai būna blizgučiuke. Trofėjus. Bandom. Nežinau, ar matosi, ar ne, bet ar plūdė pakabinta ant šakos. Tai faktas, kad yra dar brakonieriaujančių. Faktas bus, kad sliekais gaudo upėtakius ir kiršlius. Nes čia be šitų žuvų, manau, kad yra kažkokių tokių, bet tikrai nedaug. Nu va, 6. kibimas, 1. upėtakis turbūt bus. Šiaip kimba, bet kažkodėl labai energija. Nu, atsikabink. Kokį 32 3-4 centimetrai. Va. Toks grožis. Šiandien veikia baltas guminukas. Pabandžiau, bet kitų neėmė. Nu, tai iš 6 kibimų pirma žuvis, kurią pačiupinėjau. Oras pasaka, dar visi sėdi ant ledo, bet man, nežinau, kažkaip ledas labai greit atsibosta. Šiaip vandens lygis dar geras, vanduo gan žemas. Ką, žiūrėsim, ar dar išeis ką nors sugundyti. Audinė kitoj pusėje krantą bėga, įlinda. Po medžio. Na, tik juoda. Va. Žiūro, galva iškišus iš po medžio. Aišku, kamerai nesimatys, nėra pritraukimo. Bet tokie momentai labai... Va, iššoko prie medžio. Nuo medžiotojo upėtakio ieškai.
Na, matyt, pavasaris tai ieško kompanijos. Bet drąsios audinės iš tikrųjų. Nelabai paiso žmogaus. Likučiai. Gamyklėlės. Taip likę. Kadaise čia buvo dzūkiškos fabrikėlis šito vietoj. Va antras. O šitas geriau priešinasi. Nu, šiandien kimba tai neblogai. Kibimų daug. Aišku, ne inkserija. O šitas jau gražesnis. Ir ėmė jau normaliau. O, čia jau 39 kokie bus. O, kokias grožis. Kūdas išdžiūvęs, bet jau nemažas. Na ką, prieš tai vieną turėjau kibimą, kitoje vietoje neužsikirto. Dabar užsikirto. Tai jau kibimų. Na, ar tai 9, ar tai 10 kažkas. Tai guminuko nekeičia. Šiaip nedaug to laiko yra čia žvejybai. Išvažiavau per pietus. Galvojau, eit pasivaikščioti, galvojau, pasivaikščiosiu apie tą keldamas. Na ir ką, vanduo geras. Žuvys kimba, gerai kimba. Aišku, vanduo neryja. Nes 2 pagavau, o 7 ar 8 kibimus turėjau. Dar pusvalandukas liko iki temimo kokio. Gal čia daugiau nei pusvalandukas. Kol kas dar guminukais reikia pataisyti. Biškį perplėšė. Jau išlindo į kraštą. Šiaip būt gal gerai naujo pasiieškot. Ne, gerai, dar atrodo. Viskas normaliai. Relaksiukas, pats mažiausias. Ką, gal jau už kokios savaitės ar už 2, jeigu, aišku, vanduo nekils ant merkio, nulėksim, pabandysim pagaudyti žuvų. Gal ten kokius ir ne tik upėtakis, na, aš norėsiu upėtakio pagaudyti. Ir šapalas tas duoda biškelį palanksto spiningėlį. O, antys labai nepatinka. Priekina, jeigu kas reiks sužeidinėti. Niekada neinu taip, kad vyčiau antis. Man guminukais labiau patiko kibimai. Visą laiką toks jausmas atrodo, kad užsikabinai. Ir tik pum, pradeda judėti kelmas. O vis tiek vobleriai tai tokie smūgeliai. Kartais man atrodo, kad jį gal daugiau kaip priešą. Na, aš sunku pasakyti. O, va dar 2 antelais. Va savo plaukėja. Pasibaidė, bet šitos gerai priekį nuskrido. Va negerai tos, kur. Daug nešnekėsiu, nes elementų atsarginių nepaimiau. O va, geras, aido savo. Bet mačiau, nedidžiulis.
Dar kartoju. Ne, viskas jau. Bet mažas, iš tikrųjų tai net neverta žaist. O pietakiavimas nėra lengvas pasivaikščiojimas. Ne kiekvienam dar gali užtekt kantrybės landžiot tarp tokių krūmynų šakarynų. Man tai patinka. Čia aišku dar gerai, kad va šioks toks takelis yra padarytas, numinčiotas, šakelis aplaužytas. Tai bus patogiau. Kažkokį 20 ar dar daugiau metų, kai aktyviau pietakiavau, iš tikrųjų žmonių nebuvo tiek daug, tai reikėdavo kažkaip pačiam darytas takelius. Vėl graži vietelė. Lendam kažkur. Na, aišku, ne čia tokia ideali graži vietelė. Kartais būna pagauni ir tokioj. Bet permest reikia. Ką, greitai pralėkė tos kelios valandėlės, bet visai smagiai, dviguba nauda. Ir pažuvau, ir pajudėjau. Šiaip daugiau kibimų nebeturėjau. Bet vis tik smagiai. Iš viso 9 ar tai 10 kibimų. 2 pagautos žuvelės pačiupinėtos per gan neilgą laiko tarpą. Tai žvejyba, skaitau, užskaityta. Dar aišku, norėčiau kokį porą valandėlių pasitampyti, nes dar ir energijos neišeikvojęs. Bet vakaras daro savo. Naktį nežuvausi, dar reikia pareiti. Tai ką tada? Iki sekančio karto. Manau, gal jau sekantį kartą susitiksime ant Kauno marių, bešeriaudami. Iki.